Tai ką, bičiuliai, antrasis mūsų kartas, kuomet mes sveikinamės su jumis. Ir šios serijos žinutė yra labai aiški ir paprasta. Noro lenktyniauti nepakanka. Reikia turėti ir su kuo, ir už ką. Kad žinotum su kuo, manau, reikia pirmą žinoti, kur lenktyniausi ir ką darysi. Nes tiesiog lenktyniauti nepakanka. Tai dabar man tai Pabaltyje, ką mes turime? Kur galima normaliai numinti tapkę, kad galėtum prigazuoti? Kas vyksta? Prasidedant, turim Street League, ar ne? Taip. Kurią mes braukiam. Braukiam pilnai. Tada turim Ring Challenge. Lietuviškas Ring Challenge. Lietuvos čempionatas, ar ne? Taip. Ir tada Baltic Touring Car Championship. Jo, broliukai, latviukai yra paleidę irgi. Baltijos čempionatas. Taip. Ir Aurumas. Aurumas, mes jau diskutavom, kad Aurumas šią dieną yra ne mūsų nosiai, dar šią dieną mes Aurumui neužsidirbome, tai Aurumą paliekame kaip ateities planą, nors ten kaip ir Baltijas dar neužgesinė, bet... Nu, Aurumas labai paprastai, nori kovoti dėl vietos pirmos overalę, turi GT3 mašiną turėti, tai čia yra 250 000 į viršų. Taip. Nori kovoti savo klasėje, turi turėti SR mašiną, tai čia yra kažkas apie 100 000 eurų, ne? Taip. Taip. Tai labai paprasta matematika, mums dar jinai nesigauna. Taip. Serijos paprastos, serijos yra žemiškos, tas, kas yra realiai pasiekiama ranka, ką galima realiam mirtingam žmogui padaryti. Tai dabar tarkim taip, mes nusprendėme, kad mes liekame žiedo discipliną. Žiedo disciplinoje mes galime važiuoti tam pačiam Ring Challenge, galime važiuoti Bacę. Gerai, gal pasigaminam kokį antrą golfą, perkam golfą už 300-400 eurų, grūdžiam 2 litrų varikliuką, lekiam 2 litrų klasę ir viskas bus gerai. Nu, ir ten būsi paskutinis, nes ten Hondos važiuoja. Hondos. Su Hondom nepalenktyniausi. Gal įmam kokį, pavyzdžiui, 2 litrai turbo golfą ir lekiame kažkur labai su 400-500 arklių. Dažniausiai visi skambina, klausia, sako, jeigu aš bildinsiu mašiną, sako, šaunu 500 arklių ir būsiu pirmas. Ir ten važiuoji su gamyklinė mašinom. Gamyklinė mašina, jo. Kurios tam tave... Nepaina šitos planas irgi. Pastebėjau, kad yra dvi tipai lenktynininkų. Vieni lekia dėl laiko praleidimo, tai tiesiog yra išvažiuoti trasą, vaibas, pabuvimas su draugais, pravažiavimas. Antroji dalis lekia konkuruoti. Rezultato, laimėti kažko. Pati realiausia klasė šią dieną Pabaltyje, kurioje tu galėtum konkuruoti ir pakovoti ir pademonstruoti save. 325. 325 kapas. 325 kapas šiuo atveju galima lėkti ir Lietuvoje, Ring Challenge, nes Ring Challenge'as irgi paleido 325 kapo, yra etapėlis, kur galima sulėkti ir galima sulėkti Bacę. Bacę važiuoja apie 50 automobilių, 50 plus. Tai ir dar vienas momentas, kad Bacę su 325 lėkia turbūt vieni greičiausių Pabaltyje vairuotojų. Tai pažiūrėk, man atrodo, visi, kurie ten važiuodavo kitose klasėse, kur neturėdavo konkurencijos, perėjo dabar į 325. Ir mano nuomonė, jie visi ir perbėgo į Bacą dėl vienos priežasties. Jiems reikėjo konkurencijos. Jie norėjo lenktyniauti. Nes buvo tikrai, iš tikrųjų, buvo klasės stebėjom, jau šitiek metų stebėjom iš šalies. Yra, tarkim, jeigu tu leki 3 litrų klasėje, ne? 3 litrų klasėje liko 2-3 mašinos, kažkada buvo 5, nu nebėra tos kovos, nėra tos ugnies. Ir visi tiesiog, o tos kovos, to kraujo, to nusiblydinimo visiems reikia. Tai toks yra tikslas. Tai su kuo liekti? Tai dabar paimkim tą patį Bacą, ar ne? Sakykime, klasės, kur yra daugiau negu ten, sakykime, 5 mašinos, kur tu gali lenktyniauti. Taip. Tai yra Porsche kapas. Taip. Nu tai čia yra stipriai per daug. Taip. TCR'as tam pačiam Bacė, kaip ir susirenka keletas mašinų, bet irgi ne mūsų kišeniai. Ir tada lieka Reksoniukai. Reksoniukai. Čia turbūt, aišku, gal nuotraukas pavyks surasti, parodysim, nes teko pasimatuoti Reksoniuką. Ten 1-1 Toyota Yarisas, Latvijai uždominavę šitoj klasėje. Yra Janis Vanksas paleidęs neblogą komandą su pakankamai Reksoniukų, bet tai va, su dezodorantais lėkti irgi būtų smagu. Bet nu, nežiūrim Toyotos, tai lieka BMW 325, turbūt yra vis tiek, bet kokiu atveju didžiausia konkurencija visose Baltijos šalyse. Yra mašina, kur galima važiuoti ir Bacę, ir Ring Challenge, turbūt dar optimalūs kaštai važiavimo, kaip ir Teoriškai, bet iki kaštų mes daeisime ne serijos, bet kokiu atveju šiuose serijose mes planuojam gazuoti pilnai atviromis kortomis. Turime nuo mašinos, nuo pirkimo, nuo pasiruošimo, nuo kiek kainuoja viskas, iki paskutinio cento, ko reikia, kad tu galėtum atsidurti trasoje ir važiuoti. Planas yra važiuoti ne paskutiniam, yra planas važiuoti konkurencingai. Ką reikia atlikti, kad tu galėtum važiuoti ir būti pirmose eilėse. Su kuo važiuosim, mes jau išsiaiškinome. E90 2006 metų pre-faceliftas, modeliukas nupirktas, radom jau autopliuse. Vieni, nežinau, ten vakarais skrolina TikTok'e, sėdi dar kažkas, tai rimti bachūrai sėdi autopliuse, laikas nuo laiko pasižiūri skelbimus. Tai šitą mašiną taip irgi atsirado, autopliuse skelbimas, 325, europinis iš Olandijos, kaina 2200 buvo skelbime. Vienas, kas mums netiko, kad automatas, bet automatą susisvapinsim, pasidarysim. Variklis buvo barškantis, variklio defektas, bet mašina užsivedanti. Tai pati mašina nuvažiavus mes sudėrėjome ją už 2000,
Nuvažiavę apžiūrėjome, kėbulas yra absoliučiai idealios būklės, dugnas švarus, variklį užsikūrėm, variklis žiauriai barška, kalena, daužosi, bet mums tas tinka, nes variklį planuojame rebildinti. Devinoskę mes nupirkome už 2000. Parsivežame į Kauną, nusikrauname, įsivarome į garažą, sekančią dieną atsidarom varikliuką, nusėmėm dangtelį, iš tikrųjų variklis yra žuvęs, panašu, kad tepalo pompa buvo užvelta, užstrigusi, pudrą paleido, tada aišku, kaip ir sakė perekupai, kad ten niekas nedaryta, niekas nelysta, bet jau grandinė buvo nuimta tepalo pompos, išardyta, kad nebarškėtų. Tai sprendimas yra paprastas, reikia mums tą variklį bildinti ir kol bildinsim tą variklį, kad turėtume su kuo galastis, bet kokiu atveju gonkiam irgi spėrinio variklio reikia, bet kokiu atveju mums reikia šotinio variklio, mes jį įsidėsim, sakom, tegul ir jisai būna netikrintas, jeigu jisai veikiantis, viskas su tuo varikliu gerai, mes turėsime kažkokį zipą pasidėję. O šitą variklį, kuris jau yra su defektu, mes tą varikliuką per žiemą susibildinsime ir iki pavasario paleisime padarytą. Tai paleidžiam tą gandą, kad mes ieškome variklio, skambina bičiulis iš Klaipėdos, sako, Šrotė, sako, kaip tik užėjau, radau varikliuką E90 su N52 geruoju puikiuoju varikliuku, sako, variklis, sako, kurtas, viskas ok. Skambinam Laužinui, Laužinas sako, jo, kurta, viskas ten uoga, dirba gražiai, viskas yra gerai. Man tas lekia į Klaipėdą su mikriuku savo, parsiveža tą variklį, išsiplaunam, ten išsivalom, pasikeičiam tą variklį, įsidedam, užsikuriam, padirba jisai kokie, aš nežinau, ten gal 20 minučių, gal pusę valandos, daug dievė, kad jisai būtų išdirbęs ir kar ir atidarom tepalo filtrą, pudrą. Taip išbedžiotų minusuojasi 500, ne? 500, kurą nežinau, ar skaičiuojam, neskaičiuojam, bet iš esmės, tegul būna 550 eurų ir čia šitas garsusis mūsų spėrinis variklis, kuris yra niekam tikęs. Pudra visiškai paleista. Tada jau automatiškai nėra kur dingti, mes šitą variklį pradedam bildinti, kol bildinam variklį. Bet kokiu atveju, jeigu šitas ir variklis subildintas ir, tarkim, mes lekiame endurance, lekiame įvairiai, jau nekartą paaiškėjo, kad mums atsarginis variklis yra reikalingas. Tai šitas varikliukas, kuris padėtas, jau šitą nupirkome antrą spėrinį variklį, šitą jau buvom užkūrę, Laužinas leido atsidaryti, nusėmėme išmetimo velenėlį, tiltelį pasitikrinome, lyg testą padarėme, realiai visuose cilindruose lykas yra idealus, variklis yra sandarus, žiedai turėtų būti neišdilę, tepalo filtrė drožlių neradome. Tai už šitą variklį sumokėjome irgi, mes šitas 600 eurų, bet iki išvažiavimo dar irgi sąrašą trauksime, nes jeigu ir kad ir spėrinį įlaikant, reikalinga pasikeisti grandinę, indėklus, užsipilti alyvą ir tiesiog bendrai ten tarpinės dar kažką persimesti. Ir per tą laiką mes susibildiname šitą varikliuką. Šitas variklis yra pilnai bildintas, jisai jau yra užkurtas, įdėtas. Šitą variklį mes skaičiuojame iki išvažiavimo 6 beveik 1000 eurų, nepilnus. Tai iki šio momento, kas yra sudėta, gavosi 4000, tai yra pilnas bildas. Galva yra daryta pilnai, vožtuvai visi nauji, poliruotas alkūninis, gilzuotas blokas, nauji žiedai, nauji indėklai, visos naujos tarpinės. Brangioji dalis šitų variklių yra ta, kad jeigu tu važiuoji į sportą, tu negali važiuoti su aftermarketo dalim. Nes, tarkim, dabar šiuo atveju mums nuėmė kolektorių, radome, kad disos sklendės abidvi yra mirusios, mums reikėjo 2 disų, perskambinau, realiai kas važiuoja, kas lekia su 325, visi pasakė tą patį. Aftermarketo disos neveikia. Tai jeigu aftermarketo disą imame yra ten nuo 120 iki kokių 240 eurų, kiek girdėjau, yra žmonėm, kurie įdėjo ir nuvažiavo tik tai vieną vienintelį etapą pravažiavo ir disą jau nebeveikia. Sprendimą priėmė pirkti orgą, orgas yra lentyna 420 eurų vieną disą. Tai 2 disos, 840 pinigų tik tai ant disų šitam bildė. Tai jau tiek yra išleista, jos atkeliauja pirmadienį bus. Pati galva, galvos rebildas, šlifavimas, plokštumos, plovimai, vožtuvai, bloko gilzevimas gavosi 1450 eurų. Pačias dalis skaičiuojame apie 1000 plius. Tai va, tai jau sumuojasi suma realiai iki variklio užkūrimo, tai mes dar nekalbame, kad mes neturime, valvetronikas yra ne orgas ir jis yra dėvėtas senas paliktas. Vanuso vožtuvai, kurie irgi, jeigu neklystų, ten netoli 200 eurų. Šitie seni, nes juos būtinai turėsime pakeisti. Dar kas yra nepadaryta, purkštukai, netvarkyti, netikrinti, kurie irgi kainuos šitą patikrą. Gerai, tai dabar komercinė dalis šitos mašinos, ar ne? Nes jinai grįžo vis tiek pilna su salonu, su žibintais, daugelį dalių išpardavė, nes mums jų nereikia. Jo, yra toks momentas, kad šitas bildas mūsų nėra pirmas bildas. Tai trečias E9X kėbulas. Pirmąjį mes išpardavėm, komplektacija buvo tikrai gera mašinos, gal geras turbūt 1500 eurų gavosi pliusas. Antrasis 92 grįžo irgi tikrai neskurdus, išsipardavėm, nes ten ir dėžė teisinga buvo, ir salonas labai teisingas buvo, tai už antrąjį mes surinkome gerus porą tūkstančių eurų į pliusą. Šito, kadangi mes negalėjome išparduoti, mums variklis tinkantis reikalingas, mums pravodkė tinkanti reikalinga, mes tikrai pakankamai kukliai su šitu
šitų, bet kaip bebūtų, šiam momentui yra surinkta apie 1400 eurų. Tai buvo parduotas salonas, irgi pasisekė, nupirkome su rekarinis odininis šildomas salonas, prasidavė salonas, sport vairiukas buvo pas šitą mašiną. Tuomet turim dar bitcoiną vieną pasidėję, tai mūsų bitcoinas yra katalizatoriai, katuliai buvo savo vietose ir skelbime, pardavėjas sakė, kad katuliai neliesti, nerėžti. Neapgavo, neapgavo. Šiaip tikrai skeptiškai žiūrėjom iki paskutinės akimirkos, kol neatsidarėm vamzdžių, nenusisukom, nepažiūrėjom, bet katuliai 20 metais už šitos katulius duodavo apie 400 eurų supirkimas. Dabar 100 140 eurų. Tai tarkim, skaitom, kad čia yra bitcoinas, jo nepardavėm. Jeigu parduotume dar katulius ir ką skaičiavome, kad už 400 bent jau kokius 300, tai iš šito bildo, ką mes sumokėjome 2000 už mašiną, būtume atsigroję dar beveik pilną sumą, tai apie 1700 turėtų pagrįžti. Tada dar žibintai nepriekis galas. Jo, žibintai buvo ksenonas, ksenoninius žibintus pardavėme už 240 eurų, jeigu neklystu. Nupirkome angliškus halogenus, šitie kainavo 50 eurų žibintai ir nupoliravimas 30 eurų už žibintus. Galiniai žibintai buvo tamsinti, už galinius žibintus gavome 140 eurų, nupirkome padegusiais, pasilydžiusiomis, ten gero kontakto nebuvo pasilydžiusios lempučių vietos, nupirkome už 10 eurų visus pilnus bagažinės žibintus. Dar turbūt reiktų ar nepaminėti, kad mums galima mažiau su angliškai žibintais traukti. Galima, ženklinėse yra, čia ir normalu, visi deda tos angliškus žibintus, nes tos mašinos mėgsta krešinti, jos ten dažnai baksnuojasi viena kitai į uodegas, tai žibintai yra tokia vieta, kur tikrai neinvestuoji, estetikos nereikia, kol jie šviečia, to reikalauja reglamentas, kad tiesiog pinksėtų priekis. Dabar iš toje sumoje, ką mes šiam momentui, mes turime mašiną, mes turime užkurtą variklį, kuris jau yra subildintas, įdėtas, iš esmės, nepasakyčiau, kad dar reis ready, dar jį reikia prisigalasti, jį reikia išsitestuoti, apkatkę dabaig darytis, pasikeisti dar nemažai detalių iš išorės sensorikos, kuris minėjau, kad yra krūva pinigų, bet dar nesąraše. Vienas iš tokių dar brangiųjų pirkinių buvo tavo žygdarbis paieška, tai yra šiuo atveju mūsų saugos lankai. Kas yra aplamai ta 325 klasė ir kodėl jinai yra tokia populiari? Pirmas dalykas tai yra monoklasė. Ši klasė yra reglamentuota. Viskas, kas yra susijęs su mašina, yra labai detaliai ir griežtai aprašyta. Kiekviena galima modifikacija, leistinas svoris, leistini pakeitimai, stebėjimas klasės metu važiuojančių automobilių. Iš esmės, automobiliai yra beveik identiški ir pats pagaminimas nėra vietos interpretacijai. Logika klasės buvo tokia, kad konkuruotų ne automobiliai, ne pinigai, nes dažniausiai lenktynėse taip yra, kieno piniginė storesnė, tas yra greitesnis. Ne, tą senai reikėjo panaikinti, turi konkuruoti vairuotojai. Vairuotojas turi parodyti savo sugebėjimus. Tai klasės pavyzdys, važiuoklės sandara, griežtai draudžiami modifikavimai, išvertimas maksimalus leistinas toks ir toks. Pavyzdžiui, variklio modifikacijos, griežtai bet kokios yra draudžiamos. Kompo softas, griežtai aprašytas, kas galima, ko negalima. Automobiliai privalo turėti data logerį. Per data logerį matomi sūkiai, matomos mašinos performances. Pagal tai žino skrutinėriai, ar yra čytinama ar ne. Nes jeigu kaip pavyzdys, pavyzdžiui, paišdikautum su greičių dėžės perdavimais pavoromis, automatiškai apsukose jau atsispindėtų tavo pagal greitį, matytų, kad yra kažkas tai padaryta. Tai šiuo atveju lieka kova tarp vairuotojų. Bet kas įvyksta, kai tu pradedi kovoti, nebegali nieko padaryti ir tu nori kovoti, o tu konkuruoji 3-4 sekundės, prasideda mašinų detalių atnaujinimai. Dėl to reikalingas bildintas variklis. Bildintas variklis turės 10-15 arklių daugiau negu variklis, kuris padilęs. Automatiškai tas kainuoja pinigus. Tu negali sau leisti važiuoti su neoriginaliam sklendėm ar neoriginalia oro srauto matuoklė. Visa tai kainuoja. Daeitai iki to, kad kai prasidėjo konkurencija, pradėjo mašinų važiuoklės vidury sezono keisti. Kas yra galinė važiuoklė, mes skaičiuojame detalėmis tik tai apie 650-700 eurų tik tai galinė važiuoklė. Priekinės šakės dar 370 eurų. Ir visas tas iškėlė kainą, nes tu tiesiog tą turi daryti, nes mašina tampa standesnė. O jeigu tu važiuoji 2-3 greičiau negu tavo konkurentas, tu galbūt jau iš karto šoki 5 ar 4 laipteliais į viršų. Su šio variklio bildu tas ir gavosi. Mes iš karto priėmėme tą sprendimą, kad mes negalime sau leisti. Mums reikia susibildinti variklį nuo nulio. Jisai tiesiog turi būti pagamintas. Ir tas pagaminimas ir yra šitie pinigai. Jeigu važiuotume su
kaip pavyzdys nebildintų variklių, didesnė tikimybė yra sugesti. Jisai bus lėtesnis, jis niekada neturės tokio pačio outputo kaip naujasis. Dar kadangi yra vienas toksai momentas, šiuo atveju mes kalbame tik tai apie dalis ir fiziškai išleistus pinigus, kurie išėjo iš mūsų piniginės. Šiuo atveju aš pats esu servisistas, mes turime autoservisą. Tai tokio variklio buildas, kiek esu domėjęsis, tarkim, servise arba pas tuos, tarkim, vadinamosius motoristus ar kažkur, tai visi skaičiuoja tokio variklio buildą apie 1500 eurų variklio padėto ant stalo. Tai yra atvežto išimto. Kokie dabar yra tolimesni šitos mašinos etapai? Kas darysis? Kas po ko, kokia seka ir... Kadangi šiais metais reglamentas keičiasi, yra numatyti pakeitimai, tai kas liečia visus apatinius važiuoklės darbus mes pilnai sustabdėme, nes bus planas yra, kad paleidžia naujus amortizatorius, naujos spiruoklės, išvertimo kampas didesnis turėtų būti leidžiamas, stabdžių reglamentas keičiasi, ten gandų lygyje, bet liktai stabdžių diskai yra openas, kad galėtum važiuoti su kokiais nori stabdžių diskais, kaladėlės liktai vis dar reglamentuotos, bet čia irgi gandų lygyje, tai visas šitas dalykas yra dabar sustabdytas, jokie darbai nėra daromi. Mašina, kas yra paruošta priekyje, tas yra paruošta, su šita vieta kaip ir baigta, sekantis žingsnis mes einame į saloną. Salono visi darbai. Planas mes lekiame su tavim kitą savaitę, jeigu neklystų, salono įrangos pirktis, mums reikalinga sėdynė nauja, kurios neturime. Lankus turime, bet apie juos parodysime. Ten irgi toksai momentas yra gan specifinis. Lankai atkeliavę, tada lankų pats montavimas, salono paruošimas, išskutimas, smalos, pats pasiruošimas, nes saloną dar reikės ir apdažyti. Nes čia irgi buvo daug diskusijų, ar pilnai jį dažyti, nes dažymas pilnas labai iškelia kainą. Tai nusprendėme bandyti etapais, ko dar nebuvome bandę daryti, bet liktai kalbėjome, tarėme su dažytoju, kad liktai turėtų pavykti. Tai irgi parodysime. Vairas reikalingas, ko anoj mašinoje neturim ir mums pritrūko, nes mes su Mantu, kadangi planuojame sėsti už vairo, mes esame aukštesni vairuotojai, tai mums reikalinga vairo stebulė, mums reikia išnešti vairą daugiau link savęs, nes mes sėdime realiai maksimaliai atsislinkę sėdynės, tai mūsų jau sėdėsina gaunasi negera, automatiškai rankos per daug tiesiasi, tai šitą yra užsakyti. Dar labai daug, saugia, begeliai, taip toliau, tai visos smulkmenos, manau. Begelių gamyba. Paskui jau salone. Bet pagrindiniai darbai visas lysime į saloną, viskas tenais. Ir kai turime saloną, turime sumontuotus lankus, mums bus reikalingas sportpasas mašinos. Apie sportpasą irgi bus serija, nes mes kitą savaitę lankome su tavim federacijoje, nes po automobilio dar sekantis žingsnis lenktynininkui yra licenzija. Tai apsilankysime sporto federacijoje, kalbėsime su prezidentu, kuris paaiškins, ko reikia, ko reikia pasiruošti licenzijos laikymui, ko reikia, kad automobilis būtų paruoštas sportpaso gavimui, sportpaso visa eiga iki sportpaso gavimo ir nuo kitos savaitės pradėsime lankytis dar simuliatoriuose. Simuliatorių visą eigą irgi bandysime parodyti. Antrasis mūsų kartas, kuomet mes sveikiname su jumis. Dabar dar kartelį pasitikrinam, ar tikrai viskas su balsu gerai. Gerai. Last checkas. Seniai, būk geras. Nekišk nagų, kur nereikia. Esi eilinį kartą nesiveda mašiną ir po to ieškom dėl to. Jeigu turi galimybės, nekišk savo lėtiniukų. Gerai. Čia atrodo kaip elektronikas, žinai, labai panašu. Paukosiu tave Linui, atiduosiu. Ką išsiaiškinai? Žiūrėk. Čia yra langų skysčio pašildymo mechanizmas. Taip, kaitrinė lemputė tiesiog įmetama ir kad tu žiemą galėtum su kapu lėkti. Jeigu gali padėkti ten, kur buvo. Ačiū. Neatsimenu, kur buvo iš tikrųjų. Tikrai čia žinok taip ir kaboju, man atrodo.